Kaip jautiesi darbe? Tele2 verslui pristato tinklalaidžių seriją apie emocinę gerovę ir emocinį atsparumą versle. Sveiki, mėly klausytojai, o dabar jau ir žiūrovai, su jumis Almantas Dulkys ir man be galo smagu šiandien pristatyti žmogų, kurį tiesą pasakius visai nebijau pavadinti legenda ir tuoj pasakysiu kodėl. Pirmoji priežastis turbūt, kad ne aš vienas čia vadinu Julių legenda, nes tiesą sakant, iš mano mokymų, iš mano konferencijų nemažai psichologų ir psichoterapeutų Julių būtent taip ir įvardyja. Ir kitas dalykas, čia turbūt dar toksai galbūt pikantiškesnis faktas, tai man dar smagiau įvardinti Julių legendą, nes tai yra žmogus prisidėjęs ir prie mano labai didelių gyvenimo pokyčių. Tiesą pasakius, turbūt galima įvardinti tiesiogiai, kad išgelbės man gyvybę. Tai aišku, kad kalbu apie mokslininką daktarą Julių Neverauską. Ačiū Juliui, kad esat šiandieną su mumis. Dėkui jums ir sveiki visi. Ir tiesą pasakius, dar pabandysiu, kas nesat girdėję apie Julių, papasakosiu jo truputėlį profesinę veiklą. Tai Julius yra medicinos mokslų daktaras, lektorius ir supervizorius, gydytojas, neurologas ir gydytojas psichoterapeutas, Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos prezidentas, Lietuvos įsisąmoninimo grįstos psichologijos asociacijos prezidentas. Jau daugiau kaip 20 mečiai Julius sėkmingai dirba inovacijų diegimo taikomojoje psichologijoje, psichoterapijoje ir žmogiškojo potencialo didinimo srityje. Ir taip pat yra kognityvinės elgesio terapijos terapeutų rengimo kurso vadovas ir supervizorius Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Juliau, kaip jūs spėjate šitiek daug daryti dalykų? Dėkui labai už pristatymą ir aš labai džiaugiuosi, kad apie 2 mėnesius nesu jau šitų asociacijų. Jas aš įkūriau prieš 10 metų ir daugiau 10 metų jau nesu prezidentas, nes pats sukūriau precedentą, kad yra 2 kadencijos ir reikia baigti, kad nebūčiau amžinas prezidentas ir dabar labai džiaugiuosi, kad jau šitas mano pareigas perėmė mano mokinės, viena asociacija, viena mokinė, kita asociacija, kita ir aš likau dabar po diplominių studijų vadovų. Ir aišku, aktyviai dalyvauju ir asociacijų veikle. Ir kaip spėti, tai mes turim visi 24 valandas, visi turim 7 dienas per savaitę ir dėl to mes neturim tokios teisės sakyti, kad neturiu laiko arba turiu laiko. Mes galim sakyti, paskiriu laiko aš tam ar paskiriu tam ir kai kažkam sakom taip, kažkam sakom ne, kai kažkam sakom ne, kažkam sako taip, tai mes skirstom savo laiką. Tai tiesiog aš taip skirstau savo laiką, bet yra žmonių, kurie ir dar daugiau visokių galimybių turi negu aš. Juliau, aš čia, žinot, ir knygą parašiau su tokia mintim, kur yra tikrai vienas skyrius, kur žodis pakankamai. Ir tą pakankamai, tiesą pasakius, mane primokinot, nes irgi mes turbūt šiandieną nemažai laiko skirsim apie, verslui, apie verslą pakalbėsim ir verslo galimybės, tiksliau apie atidos, galbūt praktikas, kaip jos gali gelbėti verslui, bet tas pakankamai, man atrodo, irgi labai svarbu apibrėžti, kad kartais reikia suprasti, o tai kada man jau yra pakankamai, nes turbūt užbėgti ir daryti labai daug galima iki begalybės, bet kažkada tą pakankamai reikia atrasti. Taip, ir tai priklauso nuo mūsų tikslo ir dar geriau, kad nuo mūsų vertybinio tikslo. Ir labai svarbus dalykas yra žmogaus sąmoningumas. Ir jeigu mes kalbam apie mindfulness, aš ją vis dėlto norėčiau versti ne kaip atidą, o kaip pats geriausias iš to žodžio terminas yra pilnaprotavimas. Ir aš tą terminą prieš 15 metų bandžiau pasiūlyti Lietuvai, bet tuo metu lietuvių kalbos komisija atmetė šitą terminą, kadangi sakė, kad pilnapročiai, tai tada kažkas tai nėra pilnapročiai. Ir šiuo metu jau jinai žymiai tokia yra tolerantiškesnė ir matau, kad mes grąžinsim šitą terminą, nes jisai atspindi iš tikrųjų pačią esmę, nes yra mindful, pilnas protas, tai protavimas pilnu protu, taip, nes jeigu mes sakysim atida žodis, tai jisai daugiau akcentuoja dėmesingumo aspektą, o čia dar labai yra svarbus įsisąmonimo arba sąmoningumo aspektas. Tai mes prieš daugelį metų pradėjom naudoti 2 žodžius, tai būtent dėmesingas įsąmonimas, tai aš kreipiu dėmesį ne ten, kur mano stimulai veikia, ne ten, kur mano instinktai, bet aš kreipiu dėmesį ten, kur mano vertybės, ten, kur aš noriu. Ir kai aš nukreipiu dėmesį, tada aš įjungiu savo sąmoningumą, tai reiškia, aš suprantu realybę tuo pačiu momentu,
kaip aš esu joje ir atsisakau iš ankstinių vertinimų, iš ankstinių nuostatų, iš ankstinio atmetimo kažkokio. Aš pripažįstu visą realybę, kokia jinai yra tuo metu, einamojų laiko momentų ir atnaujinu šitą savo pažinimą kiekvieną sekundę, galim sakyti. Taip. Juliau, aš kaip tik ir noriu apie tai pakalbėti, truputėlį žengiant dar žingsnį atgal ir aš taip pasirankiau šiek tiek tyrimų. Capterra Jungtinėje karalystėje padarė tyrimą, kad 75% visos populiacijos įvardina, kad per paskutinius metus buvo ties perdegimo riba. Lietuvoje Eurobarometras panašų tyrimą rengė 69% lietuvių, įvardijo, kad turi psichikos sunkumų. Ir tuo pačiu psichikos sveikata jau šiandien dienai globaliu mastu įvardinama kaip labiausiai kainuojantis sveikatos problema pasaulyje. Tai, ką jūs pasakojate apie tą pilnaprotystę, pilnaprotavimą ir tai, kad mintys kartais nieko bendro su realybė turi kažkokias tai pasekmes į štai, kad mes matom tikrai blogėjančią turbūt situaciją psichikos srityje. Tai būtent viena iš priežasčių, dėl ko blogėja psichologinė sveikata žmonių, yra, kad mūsų biologija, mūsų smegenys veikia kaip prieš 100 000 metų realiai. Bent jau kaip prieš 10 000 tai tiksliai, o mes turim lauką visiškai kitą, aplinkybės mes turim visiškai kitas. Šiuo metu žmogus gauna informacijos per dieną, ar per savaitės, gauna tiek, kiek anksčiau gaudavo per metus. Ir mūsų smegenys nėra pritaikytos tokiam informacijos srautui. Tai būtent mindfulness arba pilnaprotavimas arba dėmesingas sąmonimas arba atida yra kaip ir priemonė su šituo susitvarkyti. Nes mūsų smegenys yra pritaikytos vis dėlto mąstymo klaidoms, yra pritaikytos tokiam instinktų vedamam veikimui, užtat, kad kiti žmonės šitoj žiaurioj aplinkoj prieš 1000 metų, prieš keletą tūkstančių metų, jie niekaip ir neišgyveno, visi žuvo. Pas juos reikėjo, kad būtų labai didelė intuicija, labai didelė orientacija į grėsmę ir labai toksai greitas veikimas grėsmės akivaizdoje. Šiuo metu mes gyvenam gana saugioj aplinkoj, žmonėms gali tas atrodyti keista, kad aš taip sakau, bet iš tikrųjų šiuo metu mes gyvenam patį saugiausią gyvenimą, koks buvo istorijoje, ir patį geriausią gyvenimą, koks buvo istorijoje. Mes turim visi stogą, mes turim maisto, mes turim vandens, mūsų amžius vidutinis yra moterų 80 metų, vyrų maždaug 70 metų, jeigu vyrai mažiau naudotų visokių blogų dalykų, tai būtų dar ilgiau. Ir iš tikrųjų mes gyvenam nuostabų gyvenimą. Bet šitam nuostabiam gyvenime mums reikia tam tikrą prasme kompaso ir tam tikrą prasme mokėjimo šitam gyvenime, mokėjimo naviguoti. Tai būtent sąmoningumas, kurį mes galim įgauti per įsisąmonimo praktikas ir mums gali padėti. Jo, aš galvoju, čia būtent ir yra, kad kaip jūs ir pasakėte, gyvenam saugiausiai, bet turbūt jausena viduje arba minčių lygyje nėra, kad mes labai čia saugiai jausimės. Jo labiau, kad jeigu, sekam žiniasklaidai straipsnius ir visą kitą, tai galima tikrai ir man tenka nemažai bendrauti su žmonėm, kurie jaučiasi, kad tuoj kažkas baisaus įvyks. Nors objektyviai nieko nevyksta baisaus, viskas yra labai gerai. Juliau, mes vis tiek truputėlį norėčiau grįžti dabar prie verslo ir pakalbėti apie tą pilnaprotystės praktikas verslui. Ir pagrinde verslo žmogui, verslo savininkui arba vidurinės grandies vadovui labai svarbu yra priimti kuo išmintingesnius sprendimus. Kaip ta pilnaprotavimo praktika gali čia pasitarnauti verslui? Aš dar pasakysiu vieną sakinį apie saugumą. Taip mes jaučiamės dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis yra tai, kad mes labai išsikėlę standartus viskam. Ir gyvenimo lygiui. Taip, ir gyvenimo būdui. Ir prieš 100 metų tai buvo sunku įsivaizduoti, bet toks būtent gyvenimas, koks šiuo metu yra. O kitas dalykas, žiniasklaida eksploatuoja mūsų instinktus, mūsų baimę, nes tai pritraukia dėmesį. O jos tikslas yra pritraukti dėmesį. Tai būtent dėl šitų dviejų priežasčių sinergijos mes ir jaučiamės taip nesaugiai.
Ir mes čia truputį pasakau apibendrintai, tie žmonės, kurie nepraktikuoja sąmoningumo, jie jaučiasi taip, kaip jaučiasi. Nes jie sukuria savo kažkokią realybę galvoj, kur juos gąsdina, bet jinai netitinka esamos realybės. Tai dabar grįžtant prie būtent verslo, jeigu nori vadovai priimti teisingus sprendimus, jie turi priimti ne iš savo instinktų, vienas dalykas, o iš savo įsisąmonimo, kokio nori jie rezultato. Jeigu žmonės vadovaujasi instinktais, jie vis dar vadovaujasi savo stimulais veikti ir tie stimulai veikti dažniausiai ateina iš mūsų gyvūniško proto. O jeigu mes darom išminties pauzę, kai mes sąmonam, yra kažkoks tai stimulas, ne? Kažkokios aplinkybės arba situacija arba kažkoks tai iššūkis, tada mums tas iššūkis kelia mintis, tos mintis mums kelia emocijas, tos mintis ir emocijos mums kelia kūno pojūčius ir pats svarbiausia mums kelia impulsus veikti. Bet tas impulsas veikti visada jis ateina ne iš išminties, bet ateina iš mūsų instinktų ir sąlyginių refleksų. Mes elgiamės taip, kaip mokam, taip, kaip daug kartų išmokę ir taip toliau. Ir tas mūsų išmokimas gali būti klaidingas labai. Ir tada, jeigu mes būtent vadovaujamės tuo tokiu išmokimu, tai mes galim padaryti daug klaidų. Bet yra stebuklingas dalykas, kurį mes galim panaudoti, jeigu mes praktikuojam štai, tai yra išminties pauzė. Kai yra iššūkis, aš patiriu mintis kažkokias, tai aš patiriu emocijas, aš patiriu kūno pojūčius, patiriu impulsus veikti, aš viską įsisąmonu ir padarau pauzę ir pagalvoju, o kaip aš norėčiau, kad būtų. Ir planuoju savo veiksmus ne nuo impulso veikti, bet nuo norimo rezultato. Ir pastebiu savo mąstymo klaidas. Nes žmonės ištisai daro mąstymo klaidas. Mes visi, ir aš, ir jūs, ir... Pailiustruoti, ką jūs turite omeny mąstymo klaidas. Labai daug mąstymo klaidos, nes viena mąstymo klaida, pavyzdžiui, yra viskas arba nieko. Ir jeigu žmogus sako tokius žodžius kaip viskas arba nieko, tai jisai kaip taisyklė daro mąstymo klaidas, išskyrus jeigu jisai šneka apie 3 dalykus. Tai yra 3 atvejai, kai yra pasaulyje viskas arba nieko. Žmogus gyvas arba ne, moteris nėščia arba ne, failas atsisiuntė arba ne. Visi kiti dalykai yra kontinuume, nėra 0 arba nėra 100%. Tai reikia labai apmastyti, kai mes sakom viskas blogai arba viskas gerai ir taip toliau. Tai būtent viena mąstymo klaida. Gali būti tunelinis mąstymas, kai mes matom tik tai siaurą realybės dalį kažkokią tai ir nematom kas aplinkui. Gali būti ateities spėjimas mąstymo klaida. Tai tie žmonės, kurie žino, kaip bus ateityje, tai aš sakau, jūs greičiau meskite savo darbą ir eikite į akcijų biržą, jūs tapsite labai greitai multimilijonieriai. Taip, už tai, kad jūs žinote, kaip bus. Gali būti minčių skaitimas, irgi klaida. Gali būti nuvertinimas arba išaukštinimas, taip. Tai daugybė yra 10 mąstymo klaidų ir aš net ir vedu mokymus ir verslo apie mąstymo klaidas ir tada žmonės, jie gali atsakyti iš tų mąstymo klaidų. Ir tada jie žino, kaip jie nori, kad būtų. Yra auksinis klausimas, mano toks mėgstamas, kai kažkoks konfliktas ir taip liaus su kitu žmogum, pasiklauskim jo, o kaip norėtum, kad būtų? O kaip norėtum? To žmogaus kitos pusės, ne? Ir tas žmogus tada jis turi pradėti mąstyti, vietoj to, kad skūstis, kad būti nepatenkintas, taip liau, jis turi labai aiškiai įvardinti, kaip aš norėčiau, kad būtų. Tai jeigu vadovas žino, kaip nori, kad būtų, tada jis gali rinktis ne vieną būdą, aš siūlau visada, o daug būdų, kaip galima pasiekti norimą rezultatą, pasitikrinti ir pasimatuoti šitos būdus, pliusus, minusus, visą kitą, išsirinkti vieną būdą, sudaryti planą, kaip jisai sieks taip, kaip nori, kad būtų, vykdyti tą planą, žiūrėti, kaip tas planas eina, jeigu jisai blogai sekasi, pakeisti planą ir siekti to, ko nori. Kad būtų. Bet tam reikia išminties pauzės, tam reikia gebėjimo įsąmonti savo mintis, atpažinti savo mąstymo klaidas, sureguliuoti savo emocijas, nes mūsų mintis ir emocijos, mūsų mąstymas ir emocijos tarpusavį konkuruoja ir laimi dėja emocijos. Už tai, kad jos giliau yra, jos labiau įtvirtinę, jos mums padėjo išlikti per 1000 metų. Tai tam, kad mes galėtumėm, kad mūsų mąstymas laimėtų, mums reikia išmokti sureguliuoti emocijas.
Juliau, čia galėčiau klausyti ir klausyti taip įdomiai pasakot. Norėčiau dar pargrįžti prie vienos jūsų įvardintos mąstymo klaidos apie to bandymo nuspėti ateitį. Ir dabar galvoju, mūsų klausosi koksai vadovas, ypatingai jeigu strateginiam lygyje, tai valdybose dažniausiai ir bandoma padaryti ne ką kito, o nuspėti ateitį. Kaip reaguos rinka, kaip reaguos, nežinau, mūsų kategorijos verslai į tai, ką, nežinau, daro kažkokia Trumpo, dabar mes turim labai tokį, neužtikrintą pagrindą, kiekvieną dieną vis kažkas tai keičiasi. Ir tas bandymas nuspėti ateitį, jisai tarsi toksai, viena iš svarbiausių tokio gero verslininko atrodo savybių. Ir jūs sakot, kad štai tai yra mąstymo klaida. Tai aš norėčiau čia truputėlį sustoti ir kad jūs truputėlį palaboruotumėte šitą vietą. Ir mąstymo klaida, labai grubi, labai žalinga ir labai destruktyvi mąstymo klaida, jeigu mes tai bandom daryti nesivadovaudami tikimybėmis. Matematinėmis. Tikimybėmis, taip, nes ateitį, jūs paminėjote Trumpą. Aš žinau, man būtų įdomu pamatyti žmogų, kuris gali nuspėti Trumpą, arba nežinau, ten dar kažką. Noro, aš irgi labai norėčiau pamatyti tokį. Tai mes galim tik tai mąstyti tikimybėmis ir jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie tokį jau verslo vieną iš aukščiausių lygių, tai yra investicijų valdymą, ne? Tai būtent investicijų valdymas yra mąstymas tikimybėmis, taip? Tai vat aš siūlau planuoti ateitį vienas dalykas, o jeigu mes norim planuoti ateitį, planuoti alternatyvės kažkokius tai variantus ir mąstyti tikimybės. Man labai patiko alternatyvius variantus ir man atrodo lygiai taip pat. Gali būti taip, šansas maždaug toks. Ir man atrodo vėlgi, aš labai daug cituoju jūs ir ne veltui, man atrodo, jūs esat pasakęs, kad išmintingas nuo neišmintingo skiriasi tuo, kad išmintingas mato daugiau negu vieną variantą visą laiką. Taip. Tai man atrodo, čia irgi labai svarbu apsistoti ties tuo, kad, kaip jūs sakėt, planuojant, turbūt matyti ne tik tais, kas bus, jeigu įvyks mūsų planas, bet kas bus, jeigu neįvyks, pasikeis aplinkybės, pasikeis mūsų norai, rinkoje situacija, tai šitas labai svarbu. Juliau, kitas dalykas, ką aš irgi esu nemažai citavęs, jūs irgi atsimenu, aš dar būdamas jaunas pas jūs atėjau ir jūs tuo metu dar turbūt apsitai, aš galvoju, mes neturėjom to mindfulness tokio žodžio, čia buvo tik tais pati pradžia ir aš sakiau, kad Juliau, man čia šitie visokie kūno skenavimai atrodo, kad, neaišku, aš čia nieko nesuprantu, aš nelabai tikiu ir man atrodo, jūs pasakėte, žiūrėkit, jeigu eisit ant žolė ir ant žolės gulės grėblys, ir tu gali netikėti, kad jis tau kaukštels į galvą, tas grėblys užmins ir kaukštels. Grėbliui visai nesvarbu, ar tu tuo tikėsi ar ne. Tai čia dabar norėčiau, kad truputėlį galbūt tiems skeptikams, žmonėm, kurie galvoja, kad mindfulness yra kažkokios gal sureligintos praktikos, kažkokia mada, nežinau, kad tokiam skeptikam, kurie čia pašnekėjo du plikiai su visa pagarba atsisėdė, ir toliau aš čia nieko netikėsiu. Tai ką tokiam žmogui sakyti? Šių žmonių jau daug mažiau, nes kai aš pradėjau tai prieš 15 ten ar 20 metų, tai buvo beveik visi tokie. Šiuo metu yra labai užsispyrėliai ir, sakyčiau, labai rigidiški žmonės. Tai lygiai taip pat kaip neigti, pavyzdžiui, žmogaus psichologijos įtaką. Jeigu mes neigiam psichologijos įtaką, jinai įtakoja mus labai neigiamai. Taip? Tai mes turim labai aiškiai žinoti. Ir tai yra neigti, kaip kad saulė šviečia ar kaip kažkas tai, nes būtent sąmoningumas ir skiria mus nuo gyvūnų. Ir ar mes tai priimam, ar mes to nepriimam, mūsų gyvenimo kokybė, mūsų gyvenimo rezultatai, mūsų gyvenimo ilgis irgi, ir mūsų sveikata, ir mūsų psichologinė sveikata, ir mūsų fizinė sveikata priklauso nuo šitų mūsų kompetencijų. Tai jeigu neigiam, tai tada mes šito nevaldom. Nes jeigu mes norim valdyti savo gyvenimą, mes turim pripažinti, kad būtent sąmoningumas yra labai svarbus. Ir ne tik tai pripažinti, bet ir mokytis, kad tai taptų mūsų galimybė paimti savo gyvenimo vairą į savo rankas ir būtent valdyti. Ir būti ne kažkokiu ten keleivių 28 eilėje, o būti vairuotoju, kuris valdo mūsų gyvenimą. Ir žinot, aš galvoju, dar čia svarbu turbūt paminėti, kad bent jau aš kiek susiduriu irgi su tokio šiek tiek skepticizmo, tai iš savo pusės matau, kad žmonės kartais turi klaidingą
tokią nuostatą ir įsivaizdavimą, kad atida, jinai turi būti, nežinau, tokia labai stipriai suplanuota, kad ten, nežinau, 7 valandos 15 minučių, aš atsikeliu, medituoju, tai kas turbūt esat matę mane, mylėjai, ant kokios scenos, tai žinot, kad aš geltonom kojinėm išeinu ir aš visą laiką sakau, kad taip, tai yra mano, tokia prekinio ženklo dalis, bet tuo pačiu aš žiauriai jaudinus, tiesą pasakius, lipant kiekvieną kartą ant scenos ir man atrodo lygiai taip pat jūs jau man ir patarė tą dalyką, kad aš, kai užlipu be batų, vien su kojinėm, aš pradedu jausti savo padus ir tos mintys, kurios man sako, aš čia kažkas nors storas, aš čia plikas, aš čia blogai įsilyginęs savo marškinius, tos mintys, kai aš vėl gražinu jas prie padų, koks ten jausmas, tai jos man kažkaip ir tiesiog būna kažkur šonė, aš po to visai net užmirštu, tiesą pasakęs, tas mintis. Tai man atrodo, kas labai svarbu, kad nežinau, koks jūsų požiūris, bet man tai bent jau atida yra tapusi ne kažkokiu suplanuotu įvykių kelių minučių mano kasdienoje, o tiesiog integrali dalis mano gyvenimo. Man tai turbūt padeda. Kaip jūs galvojate apie atidą apskritai, ar jinai turi būti tokios praktikos kažkokios specialios, savaitgalinės, ar kaip tik integruojam tai į kasdieną? Mes tai vadinam įsižeminimu, jeigu kalbam. Tai įsižeminimas reiškia, kai mūsų mintys ir mūsų dėmesys nueina neaišku kur, ir kai mūsų mintis kažkur mus nuveda, arba mūsų emocijos mus nuveda, mes per kūną galim tarsi save pajausti. Tai mes galim siūlyti ir atsistoti basam, galima pajausti savo plekštelti savo, pavyzdžiui, veidą ten, ar kažkur tai galima atsigerti šalto vandens, nes kūnas yra tai, kas labai stipriai veikia mūsų smegenis ir padeda mums vėl grįžti į save. Taip? Tai šitas dalykas. Dabar apie praktikas. Tai visos praktikos yra skirstomos į 2 grupės. Tai yra formalios praktikos ir neformalios praktikos. Taip? Tai jeigu mes norim praktikuoti savo sąmoningumą, mes turim daryti ir formalias praktikas, ir neformalias praktikas. Mes irgi mokomės mokykloje formaliai, tam, kad paskui galėtumėm naudoti šitą savo žinias bet kur gyvenime. Tai ir formalių praktikų reikia, bet jų reikia ne tiek daug. Ir pavyzdžiui, jeigu mes 5 minutės stebėsim savo kvėpavimą per dieną, 5 minutės stebėsim kvėpavimą. Ir tik tai nukreipsim dėmesį į savo kvėpavimą ir bandysim jausti savo įkvėpimą, iškvėpimą ir pauzę, ir vėl iškvėpimą, įkvėpimą. Jau mes išmoksim valdyti savo dėmesį ir išmoksim neprisirišti prie savo minčių ir išmoksim suprast, kad mūsų mintys tai nesu aš. Aš esu ta vieta, kur mūsų mintys yra ir jau padės mums labai pastebėti mąstymo klaidas. Bet paskui mūsų galutinis tikslas vis dėlto yra mūsų gyvenimas su dalėsim neformaliom praktikom. Duosiu pavyzdį. Jeigu aš valgau, tai aš galiu matyti maistą tą, kur valgau. Prieš valgydamas dar aš galiu labai sąmoningai pasirinkti maistą ir pasirinkti maistą ne pagal jo spalvą, ne pagal emociją, bet pagal tai, kurio maisto mano kūnas nori. Ir valgyti ne dėl to, kad kitas valgo, ne dėl to, kad jau reikia maistą išmesti į šiukšlių dėžę, tai tada geriau valgau, arba ne dėl to, kad noriu nusiraminti, aš valgau, bet aš valgau dėl to, kad mano kūnas nori būtent šito kūnas nori. Ne mano jausmas nori, mano emocija, bet kūnas nori. Tai arba pavyzdžiui, aš priimu sprendimą, tai aš irgi prieš priimdamas sprendimą, aš labai gerai įsisąmoninu, kaip tas sprendimas, kokią įtaką padarys, kokios bus to sprendimo pasekmės. Ir pavyzdžiui, jaučiu baimę, bet vis tiek darau, nes tai man svarbu. Arba mane labai vilioja ten kažkoks stimulas ir apdovanojimas, bet aš galvoju visą kontekstą, kokios bus pasekmės sprendimo. Tai būtent sąmoningumas yra gebėjimas šiek tiek atsitraukti, bet dabar išgirsim, bet nenusisukti nuo to norimo objekto. Tik atsitraukti, kad pamatytumėm globalesnį vaizdą, neprisirišti prie jo, va taip labai stipriai, atsakyti savo mąstymo klaidų ir elgtis pagal norimas pasekmes. Aš jau labai daug kartų šitą pasakiau šiandien, bet tai labai labai svarbu. Ir galutinės pasekmės mūsų gyvenimo, dabar pasakysiu su šypsenu, yra paskutinis egzaminas. Paskutinis egzaminas, kuris įvyks paskutinę mūsų gyvenimo minutę, taip? Arba keletą minučių. Tai labai jau toks aukščiausias lygis yra taip elgtis,
kad tas paskutinis egzaminas praeitų pačiu geriausiu Sklandžiai. būdu, pačiu geriausiu būdu. Mhm. Tai taip elgtis mūsų gyvenime, planuoti taip savo gyvenimą. Nes mes nueinam truputį į kažkokius tai tokius dalykus, kurie mūsų neveda prie to paskutinio egzamino gero išlaikymo. Jo. Juliau, man čia žiauriai įdomi tema. Dabar, ar mes turėtume kažkaip sąmoningai dažnai pagalvoti apie tą paskutinį egzaminą. Nu, pavyzdžiui, aš ten vadovauju verslam, ir jūs sakote apie sprendimų pasiekmes. Tai, žinot, yra tas labai vienas įdomus tyrimas, kur buvo, dabar tik tais nepasakysiu, kur tyriami žmonės praktiškai visą savo gyvenimą ir kurie prieš mirtį buvo apklausiami, tai ko jūs gailitės ir visa kita. Tikrai mes esam su jumis irgi kalbėję tą temą. Ir tikrai žmonės dažniausiai įvardyja, kad ne bankas, ne bankė sąskaita svarbu, ne kiek turėjo ryšių socialinių, o kokios kokybės jie buvo. Tai, bet tuo pačiu galvoju, jeigu tu esi verslininkas, pagrindinė tavo taisyklė, pagrindinė tavo užduotis yra, atsiprašant, kalti pinigus, uždirbti pinigus. Klausimas yra, kokiais būdais, aišku, tu juos uždirbsi. Bet jeigu tu kiekvieną kartą, priimdamas kažkokius sprendimus galvosi, o tai kaip šitas mano sprendimas prisidės prie to jūsų įvardinto paskutinio mano egzamino, tai tu galvosi, kad gal neverta, gal čia verta, nežinau, eiti savanoriauti. Čia bandau truputėlį šaržuoti, jūs challenge truputėlį, kad plačiau papasakokite, kaip tai veikia. Jeigu mes praktikuojam išmintį, mes nestapatinam nei su viena savo rolė. Nes mes esam daugybė rolių, mes esam tėvas, esam, ten partneris, esam kažkoks tai darbuotojas, arba vadovas, arba sūnus, arba pilietis, arba miesto kažkoks gyventojas. Gali būti brolis. visi. Ir tada mes keičiam šitas rolės ir liūdna, gaila žmonių, kurie tapatina su viena savo rolė. Jisai, pavyzdžiui, kokioje nors įmonėje, organizacijų vadovas ir grįžta namus ir vėl Direktorius vadovas. vis dar būna. Ir vėl vadovas, taip. Arba tas toksai išmintingas, harmoningas derinimas visko ir matymas globalios perspektyvos yra svarbu. Tai nėra, kad visą laiką mes mąstom apie savo mirtį ar apie gyvenimo prasme. Bet retkarčiais, tas retkarčiais, aš manau, turėtų būti kas savaitę arba kas kelios savaitės. Pakankamai dažnai skamba. Mes turėtumėm atsigręžti vis dėlto, ar mano kelias, dabar išgirsti, ar mano kelias veda vis dėlto į tą šventovę, į ten, kur aš tikrai noriu patekti. Kad taip nebūtų, kad aš nueinu kažkokiais tai keliukais ir varau tenais labai stipriai ir paskui žiūriu, kad aš viso pasiklydau. Ir aš tą matau aš matau tą savo praktikoje nuolat. Kad žmonės labai daug padėjo resursų, praleido dešimtmečius ir po to žiūri, kad jie nuėjo visai ne ten, kur jie nori, kad būtų. Tai aš siūlau visada pažiūrėti, kur mano kelias veda, kokiu būdu aš einu, nes kai mes kažką tai darom, mes kažką darom vietoj ko. Kiek aš sumoku už tą rezultatą. Labai svarbus dalykas. Žmonės nepagalvoja, kad jie moka už rezultatą ne tik tai pinigais. Jie moka daugybę savo energiją, savo gyvenimu, savo vertybėm, savo kažkokiais kitais santykiais ir taip toliau. Aš siūlau nepermokėti. Pasidėrėti. Aš siūlau mokėti racionalią kainą už savo gyvenimo įvairius aspektus. Ir ne tik tai darbą, bet ir, pavyzdžiui, santykius. Kiek aš investuoju į santykius, kiek ten į vaikus, kiek ten į pramogas ir taip toliau. Aš siūlau mąstyti šiek tiek iš tokios globalesnės perspektyvos. Juliau, bet aš dar taip pat noriu truputėlį grįžti prie tos vietos, kad jūs pasakėt, pasirenku savo kelią, dėmesingai ir išmintingai ir juo einu ir nebandau ten, tarkim, nueiti tuos klystkelius. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad bėgant laikui mano matymas ir tas kelių pasirinkimas, krypčių galbūt ir vertybės labai kito. Ir galvoju, kad kartais pasirinkęs kelią, tikrai gali skirti dešimtmečius. Aš irgi 15 metų dirbau vieną darbą, kur tikrai supratau po 15 metų, kad nė velnio aš nebuvau nei laimingas, nei labai patenkintas, kad aš tiek laiko skyriau ir, kaip jūs sakėte, tokią kainą didžiulę sumokėjau už tai. Ir tuo metu, vėlgi, turbūt terapijoje mano vienas didžiausių pokyčių man pasijuto, kuomet aš pradėjau matyti, kad gal čia ne mano kelias. Ar žmonės metų eigoj, bręsdami, augdami,
turbūt natūralu yra, kad keičiasi mūsų vertybės ir tas pats krypčių matymas ir dabar galvoju, jeigu mes dabar kaip šventą, tokį teiginį pasimtume, kad nusistatei ir varyk va dabar šitų kelių ir tada nesigailėsi, tai turbūt jisai keičiasi tie dalykai. Kai aš sakau, kad pasirenkam savo kelią, aš nesakau, kad pasirenkam savo darbo vietą ar pasirenkam profesiją net. Aš sakau, kad pasirenkam gyvenimo būdą, galim sakyti, ir taisyklės, kuriomis mes norim vadovautis gyvenime. Iš viso, aš manau, kad neįmanoma praktikuoti išmintį, jeigu mes nekeičiam savo kažkokio tai veikimo būdo. Ir man labai čia patinka žydų išmintis, kurie savo, kad 7 metai, ar kas ten kiti savo, kad 10 metų, reikia būtinai keisti tą savo darbo pobūdį, darbo vietą, ir aš pats taip dariau visą laiką. Bet dabar jau užsidėjau ten virš 10 metų, bet ir tai keičiu. Tai už tai, kad mes turėtumėm pamatyti kitokius gyvenimus, ir tada mes galim apsispręsti, ar mes norim tęsti, kai mes nueinam tam tikrą kelią. Bet vis tiek tokie aspektai vertybiniai, mes turim vis tiek eiti taip, kad mes jaustumėm, kad mes einam, kad mes tą darytumėm sąmoningai, nuolat pasitikrindami, ar čia mes einam, kur tuo metu, pagal tos dienos mūsų supratimą, mums atrodo, kad teisingai. Jeigu mes šitą praktikuosim, atsakysim automatinio piloto, nes labai daug žmonių daro dėl to, kad reikia daryti. Tie vadinamos ten rate voveris arba žiurkių lenktynės. Aš dėl to bėgu, kad kita žiurkė bėga prie manęs. O mane tėtis išmokė, kad reikia visą nugalėti, kas bėga. Ir aš bėgu neaišku kur ir neaišku kaip. Taip, tai būtent sąmoningai eiti ir sąmoningai keisti savo ėjimo būdą ir net kryptį, aš manau, kad yra išmintis. Man čia, žinot, mes taip filosofiškai truputėlį šnekam, aš galvoju, dabar truputėlį grįžkim prie žemiškesnių dalykų ir, pavyzdžiui, irgi tos pačios žiurkių lenktynės, įsivaizduokim, kad mes vis tiek, jeigu kalbam vėlgi grįžtant prie to, kad mes turim kažkokią veiklą, esam finansiškai, ekonomiškai aktyvūs ir vystom verslą, tai natūraliai mes norim bėgti greičiau negu bėga mūsų konkurentas, turbūt norim uždirbti daugiau pinigų ir aš atsimenu irgi, ką labai norėčiau, kad jūs truputėlį papasakotumėt savo tą suvokimą tokį išmintingą apie pinigus ir apie tai, kad, nežinau, kažkuriuo gyvenimo momentu turėti pinigus kaip tikslą, turbūt galutinį, irgi gal nėra labai blogai, arba iš kitos pusės smerkti žmonės, kurie pasirinko vertybę, kad jie nori tapti milijonieriais ir darys viską, kad tokiais tapti, tai irgi, o kas mes tokie, kad mes teistume tokius žmonės. Jeigu galit pasidalinkit, labai aš ten atsimenu, buvo įdomių jūsų įžvalgų. Teisti iš viso žmonės nereikėtų, vienas dalykas. Aš toje vietoje galiu šnekėti už tai, kad aš pasiekęs gana daug savo finansinių tikslų gyvenime, tai aš nepatariu tokį savo tikslą statyti tapti milijonierium. Aš patariu tokį tikslą galbūt užsidirbti milijoną arba sukurti milijoną, bet tada labai svarbu dar, ką aš darysiu su tuo. Nes milijonas pats yra skaičiai, ar ne, sutinkat, yra skaičiai, kurie gali atnešti naudą, gali atnešti prasmę, gali atnešti žalą. Ir aš pažįstu labai daug žmonių, ypatingai jeigu šitą milijoną gauna kažkokiu tai būdu, ten iš tėčio mamos arba dar kažko, tai realiai rizika yra žymiai didesnė, kad tai baigsis blogai negu kad baigsis gerai. Tai aš vis dėlto mąstau apie pinigus, kaip apie energiją kažkokią tai, apie energiją. Ir jeigu žmogus nori kaupti energiją ir maždaug žino, kad jisai ją prasmingai kažkaip tai naudos tą energiją, ir jam yra svarbu ne patys skaičiai ir ne pati energija, bet tai, kaip jisai ją naudos, tai aš labai lenkiu galvą prieš tą žmogų. Bet kitas klausimas dar yra, kokiu būdu aš šitą padarysiu ir kiek aš sumokėsiu. Duosiu pavyzdį. Jeigu aš nemoku uždirbti pinigų, žmogus nemoka uždirbti pinigų kažkokiu būdu nedirbdamas ten 18 valandų į dieną ir praranda savo vaikus, jo vaikai nueina ten, aišku, kur ir taip toliau, jisai gaus tą, vadinkim, milijoną, ne, šiuo metu reikėtų pasakyti keletą milijonų,
Bet tai kas iš to, jisai bus paradęs labai svarbius dalykus. Yra daug pasita filmų apie tai, kai žmogus siekia kažko tai ir paskui mato, kad tai yra ne tai, ko jis nori. Tai aš siūlau labai apsispręsti vis dėlto vertybinė prasme, kiek man yra svarbus, pavyzdžiui, santykiai artimi ir tie, kurie gailisi kažko tai, kaip taisyklė gailisi santykių, kad jie nesukūrė kažkokius tai, nežinau, ko čia grįstus vertybėmis santykius su svarbiais žmonėms, kai jie net neturi svarbių žmonių. Ir dar vieną dalyką aš noriu visiems priminti. Dažnai žmonės daro verslus ir nori didelius pinigus uždirbti ir taip liau iš hiperkompensacijos. Jie dėl įvairiausių priežasčių turi pažeistą savivertę, ten tėtis juos ten mušė arba dar kažką ten jų nevertino ir taip toliau. Ir jie nori hiperkompensuoti ir jiems atrodo, kad kai jie padarys tai, tada jie bus vertingi. Išsilaisvins. Tai aš noriu priminti, kad tai nebūna, neįsilaisvina ir nebūna priešingai dar būna. Ir dar vienas dalykas labai svarbus. Galia ir pinigai ir pareigos didina atstumą nuo kitų žmonių. O, čia labai įdomi mintis. Čia labai svarbi mintis, žinokit, tą matau nuolat ir matau net truputį ir iš arti. Tai už tai, kad kuo mes esam didesniam atstume nuo kitų žmonių, jų suvokime, tuo jiems sunkiau su mumis užmegzti kažkokį tai tokį autentišką ryšį. Nes jų smegenys tai veikia. Jie ir nori užmegzti, ir mes norim, bet mes vis tiek esam atstume nuo jų. Ir šitoj vietoj už tai, pavyzdžiui, jeigu nori sukurti santykius, darysim, romantinius santykius, tai yra labai sunku, jeigu tu esi 25 metų milijonierius, pavyzdžiui, sukurti tau romantinius santykius mažai šansų yra. Nes tu trauksi tuos žmonės, kuriem bus svarbus tas milijonas, jie vis tiek matys tą milijoną. Nors tu būsi ten ir gražus ir visa kita, tam žmogui, bet jie vis tik matys tą milijoną. Ir tas milijonas bus tarp jūsų, kaip koks balkis. Tai va čia labai svarbus dalykas, tokio balanso, mokėjimas gyventi irgi, Tai jeigu žmonės praktikuoja išmintį, jie nerodo savo pranašumo. Jie stengiasi visokiais būdais su kitais žmonėm neparodyti pranašumo, nes tai jiem atskirti duoda. Bet yra žmonių, kurie nori priešingai parodyti pranašumą, tam, kad atskirtis būtų, dėl to, kad jis tik tai tuomet pasijaučia kažkoks tai vertingas, nes jis labai jaučiasi viduj pažeistas. Bet pas juos tiek galių, tiek proto ir energijos, kad jie gebėjo hiperkompensuoti ir gali sukurti labai didelius dalykus. Bet jis viduj vis tiek jaus tas mažas berniukas ar maža mergaitė, kurių buvo nuskriausta. Kaip mes dažnai kalbam. Juliau, hierarchinės struktūros organizacijos, čia dabar grįžtu prie jūsų minties, kad jaučiamės tokie svarbesni ir ypatingesni natūraliai įmonė, ypatingai jeigu yra vertikali hierarchija, yra vadovai, tada žemesnės grandies vadovai, tada kažkokie pavaldiniai, profesionalai, specialistų lygis. Kaip vadovai nebūti tuo, žinot, tokiu direktorium blogąja prasme, kuris, nežinau, mato viską iš labai aukštai, o turbūt irgi čia, kaip sakė, turbūt yra ir hiperkompensacinių mechanizmų, bet noras žmogaus yra, aš norėčiau, kad tie darbuotojai pas mane, irgi dažnai girdžiu, nieks pas mane neateina, čia nepatvirauja, kaip jiem iš tikrųjų sekasi, paklausiu, kaip sekasi, tai staiga atneša ataskaitas parodytų, aš norėjau paklausti tiesiog, kaip jiem sekas, kaip jo šeima gyvena. Tai kaip tam vadovai ar vidurinės grandies arba aukščiausios grandies nebūti tuo dideliu atstumu nuo savo žmonių? Aš tokiais atvejais siūlau išmintimi grįstą lyderystę ir jinai skiriasi nuo, pavyzdžiui, viršininkavimo, taip? Nes lyderis yra žmogus, kurį kiti žmonės priima kaip savo krypties kažkokį tai nešėją. Tas žmogus, kai jis patraukia kitus žmonės ir paskatina kitus žmonės veikti taip, kaip jisai nori ir dar to džiaugtis ir būti dėkingais, taip? O išmintis tai yra atsisakymas žinoti viską, tai yra mokėjimas pasinaudoti išoriniais resursais, mokėjimas deleguoti ir dabar norėčiau, kad išgirstų tą žodį, mokėjimas įgalinti kitus žmonės.
Jeigu aš esu viršininkas ir aš tokia, paėmiau, kad aš esu visažinis, viską aš turiu derinti, viską kontroliuoti ir taip toliau, aš atimu iš žmonių galias. Ir tai labai svarbu. Nes jeigu mes norim, kad žmonės būtų įgalinti, mes turim peržengti per savo norą kontroliuoti ir per savo perfekcionizmą ir suprasti, kad žmonės įsigalina darydami klaidas ir mokydamėsi iš jų ir bandydami visokiais būdais. Mes turim skatinti žmonių autonomiją, jeigu mes norim juos įgalinti. Ir tikrai didelę organizaciją gali kurti tik tokie vadovai, arba čia jau reiktų sakyti tokie lyderiai, kurie geba suteikti kitiems žmonėms galimybę veikti. Ir tada jis tampa vis aukščiau eina ir organizacijo didėja. O žinot, aš vis tiek dabar galvoju, aš absoliučiai sutinku su visko, ką sakat, bet dabar galvoju, žinot, ateina vidurinės grandies vadovas, pas aukščiausios grandies vadovą, užduoda klausimą. Čia kalbu apie tą visažinystę, ne, kad aš vaidinu, kad esu visažinis. Ir dabar, aš esu vidurinės grandies vadovas ir klausiu, nežinau, kaip čia daryti šitoje situacijoje, gal galit padėti. Tai koks yra atsakymas to, kuris nenori būti visažiniu ir tiesą pasakus, aš tai tikiuosi iš jo atsakymo. Bet tuo pačiu aš žinau, kad jis visko žinoti negali. Tai galim klausti, o koks tavo tikslas, beje? O ką norėtum, kad būtų, taip? O kokius žinai metodus, kurie nuves tave į tą tikslą. Tai būtent gaunasi ir paskatinimas šito vadovo vidurinės grandies, ir kartu pamokymas jo, ir kartu išeis iš jo tai. O ne taip, kad aš tau pasakysiu, nes jeigu aš pasakysiu tau, kaip veikti, tada ir kitą kartą jis ateis. Ir jisai jau tada jau nebegalvos, sakys, aš nueisiu pas mano vadovą, nes jisai man viską pasako. Tai mes turim per Sokrato klausimus, yra toks būtent psichoterapinis metodas, padėti nueiti šitam vadovui į ten, kur mums reikia, kad jisai būtų. Čia aš dar tokią grėsmę matau, kad kartais, žinot, čia jau tokie memai internetiniai vaikšto, kad, žinot, nueini pas žmogų, kuris kokią terapiją baigęs, tai jisai visą laiką išverčia klausimą, o kaip tu dėl to jautiesi, ar ne? Tai tokia visiška jau memų tapusi frazė. Ir čia tas dabar irgi iš coachingo ateina, kad kiekvieną klausimą, kurį aš užduodu ir noriu atsakymą gaunu tokį, o kaip tu galvoji? Ir toks nesigauna toksai tarsi užburtas ratas, kad čia jau mes dabar bandom kiekvienas tokius žaidimus žaisti vienas su kitu, žinodami tas frazes, kažkokią sokratinę metodiką, kaip iš to išlipti kartais. Bet aš to klausimo, man tai nesakiau. Aš to klausimo nesakiau, nei kaip tu jautiesi. Aš manau, kad verslo aplinkoje šitas klausimas ir iš viso labai retai reikėtų užduoti, labai retai per vakarėlius kažkokius tai. Kaip tu jautiesi? Jo, aš taip manau. Manau, nes didvyrių neklausė niekas, kaip jie jautėsi, nes jautėsi visi blogai. Jautėsi blogai, nes žmonės turi įeiti į savo diskomfortą ir kartais per pastangas, per skausmą siekti rezultato. Taip, nes tai yra prasminga, jie suteikia prasmę. Tai aš siūlau klausimą kitą. Kaip tu matai viziją, kaip norėtum, kad būtų toj situacijoje, nežinau, ten ar prekė, ar paslauga, ar kažkokia tai struktūra ir kokiais būdais tu gali šitą pasiekti. Tai nėra psichoterapinis klausimas. Arba šiuolaikinės psichoterapijos, galim sakyti. Taip, apie šiuolaikinę kalbant. Taip, iš tikrųjų. Ir žinot, matau, kad jūs mūsų visai jau laikas tiksi galvoja dar truputėlį, žinot, sugrąžinti prie tokios, verslo realybės. Koks jūsų patarimas apsitai, galvoju, tokio žiauraus neužtikrintumo laikais, tikiu, kad konsultuojat arba konsultavot, nes turit virš 30 metų tikrai privačios praktikos konsultavimo. Kai ateina vadovas ir sako, nes dažniausiai, man kad patiko, jūs daug kartų pasakė žodį valdyti arba kontroliuoti. Mes visi žiauriai mėgstam valdyti, kontroliuoti. Turbūt pradedant save, baigiant ant organizacijas, dažniausiai dar ir kokias savo partnerius labai mėgstam pakontroliuoti. Tai tiem žmonėm, kurie tikrai užsisukę tokiam kontrolės rate ir dabar jaučia, kad nelabai kažką kontroliuoti, toksai pastovus neužtikrintumas. Kaip nuo ko pradėti, kad, kaip čia padėti savo gyventi tame neužtikrintume. Apsispręsti, ką mes galime kontroliuoti, apsispręsti. Ir tada šitą dalyką kontroliuoti. Apsispręsti ar suprasti? Tai pradžioje reikia suprasti. Tam, kad apsispręsti. Nes čia du labai skirtingi dalykai. Tai matau, jau mes nekalbam apie tos žmonės, kurie nesupratę apsisprendžia. Taip.
Tai mes kalbam apie tuos, kurie vis dėlto pradžiai, galim sakyti, tada kitą žodį. Pradžiai pasakykim žodį tyrinėti, Mhm. po to suprasti, po to apsispręsti ir tada kontroliuoti tai, ką galime kontroliuoti, taikant, pavyzdžiui, Pareto dėsnį. 20% pastangų duoda 8% rezultato. Ir tada atsisakyti kontroliuoti tai, ką mes negalim kontroliuoti, arba mums per brangu yra kontroliuoti, arba šita kontrolė duos neigiamas pasiekmes, kaip kad, pavyzdžiui, atims galės iš mūsų komandos, ane? Ir tada keisti savo požiūrį į tai, ko mes negalime kontroliuoti. Ir iš tikrųjų čia labai svarbus dalykas, mes turim vienintelę galutinę kontrolę savo gyvenime, tai kontroliuoti savo santykį su realybė. Mhm. Nes pačios realybės mes galim kontroliuoti labai ribotai ir tik tai tam tikrą laiką ir tik tai santykinai. Tai va čia, va šitie žaidėjai, kurie moka žaisti va šitą žaidimą, jie ir pasiekia geriausių rezultatų. Čia toks atrodo skausmingas procesas suprasti, kad tu tam tikrų dalykų negali kontroliuoti ir tuo pačiu, susitaikyti, su ta mintim, kad aš negaliu to kontroliuoti, nors iki šiol, nežinau, nugyvenau štai 50 metų, galvodamas, kad čia galiu baisiai daug kontroliuoti, o pasirodo nelabai. Tai čia pasakysiu sušypnę skauda tik tiems, kurie daro pačią svarbiausią gyvenimo mąstymo klaidą, tai yra jie turi pasakos iliuziją. Jie tiki, kad jie gali gyventi tobulą gyvenimą, tobulam pasaulį, tobulų būdų su tobulai žmonėm. Tai tiem žmonėm, aišku, labai skausmingas praregėjimas būna, bet čia mes turime mokyti žmonės, kad mes gyvenam pasaulyje, kuris nesukurtas mums, bet mes esam sukurti šitam pasauliui. Ir tas pasaulis, jis turi savo dėsnius ir mes esam tik labai maži žaidėjai šitame pasaulyje, bet esam svarbus. Savo patiems visų pirma, savo aplinkai ir taip toliau. Ir žaisti toj savo roliai, tą savo žaidimą 20-80 principų besivadovaujantis. Taip, 20% pastangų duoda 80% rezultato, o su 20% rezultato mes taikom. Nes tam, kad mes pasiektumėm dar 20% rezultato, mes turim dėti dar 80% pastangų. Puikiai. Ačiū, Juliau, su jumis galėtume mes čia turbūt ištisą parą, bent jau aš galėčiau jūsų klausyti ir klausytai. Noriu padėkoti dar kartą, kad atvykot ir tiesiog priminsiu mūsų mylėjim žiūrovam, kad šiandieną kalbėjomės su psichologu, psichoterapeutu, mokslininku, daktaru Juliumi Neverausku. Ačiū, kad buvot su mumis šį ilgą pusvalandį, beveik valandą ir susikalbėsim, susimatysim jau kitais kartais. Ačiū.